Sveiki, su jumis HDMedia LT ir laida Kelias į Lietuvą. Šita laida Kelias į Lietuvą bus skirta HDMedia kompanijos grotuvui HDMedia Q5 Pro. Pagaliau jisai pas mus atkeliavo ir pagaliau aš pasiėmiau visą didžiulę dėžę ir dabar tą dėžę į sandėlio mes išpakuosim ir būsime pirmieji, kurie pamatys Lietuvoje Q5 Pro grotuvą ir kaip jisai atrodo. Taigi, kaip aš primenu, grotuvas keliavo labai ilgai, jau yra birželio mėnesio pabaiga, nors iš tikrųjų grotuvas turėjo atkeliauti birželio 1-2 savaitę, bet dėja HDMedia kompanija nutarė, kad grotuvo, kaip sakoma, pristatymą į Lietuvą truputėlį pristabdė, tam, kad įsitikinti, kad su šita grotuva viskas tvarkoja, kad aparatinė įranga gerai veikia. Tiesiog šitą grotuvą buvo žymiai sudėtingiau pagaminti nei HDMedia Q10 Pro. Tai yra čia kompaktiškesnis modelis, dėl to buvo viskas sunkiau gaminama. Kągi, atidarom dėžę ir pasižiūrim, ar iš tikrųjų mes gavom tos grotuvus, kurių taip visi laukia ir pagaliau sulaukė. Na ir kasgi mūsų dėžėj? Tada, dėžė. Matot? Va. Gerai, dėžę visą patrauksiu. Šitoj dėžėje iš tikrųjų daug. Va, štai tokių grotuvų. Nuleisiu dabar tą kamerą, kad jūs ją geriau galėtume tą grotuvą geriau apžiūrėti. Štai. Ką mes čia turim? Turim HDMedia Q5 Pro grotuvą. Va taip jis atrodo, va taip ta dėžutė atrodo, dar mes unboxingą padarysim šito grotuvo, čia nieko nėra. Tai iš principo aš nerodysiu dabar unboxingo, nes unboxingas pas mus bus kaip ir kitas filmukas, na gerai, labai norintiems galiu, kad kaip jis va, iš tikrųjų atkeliavo, iš tikrųjų yra. Gerai, daugiau nieko nerodau. Norėjau pasakyti, kad HDMedia Q5 Pro jau į Lietuvą atkeliavo. Jau galite šiuo metu, kaip sakoma, jį užsisakyti ir turėsit tie, kas užsisakė šitą grotuvą, jau šitą grotuvus įsiūsim ir visi viską gaus taip, kaip ir priklauso. Kągi, ačiū už dėmesį, jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite patiko, būtinai pasidalinkite šito video su savo draugais, pažįstamais kaimynais, kurie turi akis ir girdi ir mato ir taip toliau. Galbūt kaip tik dabar jie ieško tokio grotuvo ir jau šiuo metu šis grotuvas HDMedia LT parduotuvėje jau yra ir jį galima nusipirkti.